Labas vakaras. Oi, labas vakaras. Šiandien laida kažkodėl pasroviui. Šiandien mes esame Kulautuvoje, mano gimtajame mieste, kuriame užaugau. Taigi, kaip atsimenu nuo pat pirmų savo dienų čia praleistų, Kulautuva visada buvo švarus miestelis. Kaip matot ir dabar, vien tik švara, jokio plastiko, jokio popieriuko menkiausio. Taigi, vienas mano laidos žiūrovas pasakė, kad Kulautuvoj matė šiukšlę. Aš jam taip ir pasakiau, tu atvažiuok ir man parodyk tą šiukšlę. Ir jisai man ją parodė. Aš nusprendžiau pasivaikščioti Kulautuvos takeliais, Panemune. Ir staiga aš pamačiau tą šiukšlę, apie kurią jisai man tiek daug šnekėjo. Štai, pažiūrėkit. Nieko gero nepamatysite. Tik krūva mėšlų, paliktų keistų žmonių. Pas mus nerasit jokių šiukšlikė. Kaip jinai čia atsirado? Kaip mano pažįstamas dėdė Gustavas pasakytų, mes turim jas surinkti. Pakelkime. Taigi, aš pakėliau šitą šiukšlę. O Jėzau, kiek čia jų daug, ar jūs matote? Šiais laikais firmose gaminama įvairių pakuočių plastikinių daiktų. Pavyzdžiui, kaip matote, šitas Silan buteliukas. Taigi, pažiūrėkite aplinkui. Vien plastikinės šiukšlės. Dėl ko? Nes jas gamina. O reikia jas surinkti dėl to, kad jos labai lėtai nyksta. O, pažiūrėkit, žmogus, kuris renka šiukšlės. Kaip malonuma. Palaukit, jisai numetė šiukšlę. Bėgam, pagaukim jį. Bėgam. O ne, tokį. Mes pagavom šitą nusikaltėlį nusikaltimo vietoje. Kodėl jūs tai padarėt? Nu, aš... Kodėl šiukšlinat aplinką? Kodėl jinai jums taip nusikalto? Kodėl jūs šiukšlinat? Nu... Aš žinot, per kiek laiko šiukšlės sunyksta? Daug. Taip, daug. O kas šiukšlės renka? Niekas. Va, žiūrėkit, visi... Kaip tai niekas? Tokie kaip aš ir kiti Kulautuvos geradariai. O jūs ką darot? Šiukšlinat mūsų Kulautuvėje. Varyk savo šiukšlės surink ir kad daugiau nematyčiau tave šiukšlinant. Va, žinok, bus blogai. Kaip matot, nusikaltėlis pabėgo, o mes grįžkime prie savo šiukšlių krūvos. Mes turim ją sutvarkyti. O, štai, pažiūrėkit, vienas iš tų geradarių žmonių, apie kuriuos aš šnekėjau anksčiau. Jis jau tvarko šiukšlės. Einam, pašnekėsim, einam. Labas vakaras, ponė. Sveiki. Mes iš laidos kažkodėl pasroviui. Ką jūs čia darote? Tvarkau šiukšlės. O, Ačiū. Kaip manote? Norėčiau užduoti pirmiau vieną klausimą. Kaip manote, ką reiktų daryti Lietuvoje, kad mažiau žmonės šiukšlintų? Man atrodo, būtų įdomu šiukšliadėžės kokias įdomias, pavyzdžiui. Žinot, kaip būna? Būna tokias paimi ir taip... Ir tai atrodo, kad ta šiukšlė krenta žemai. Taip. Toks garsas būna, toks kritimas. Esu matęs tokių. Geras būtų. Mano tai padėtų? Aha. Ačiū už jūsų nuomonę. Šiandien mūsų laidoje jūs pamatėte, kaip žmonės tvarkosi Kulautuvoje. Taigi, su jumis buvo Osvaldas Zakarauskas laidoje kažkodėl pasroviui. Ačiū, mėly žiūrovai, kad mus žiūrite. Viso gero. Matėt nusikaltėlį? O, Šiais laikais daug firmų gamina įvairių plastikinių daiktų. Silan, išsivalykite dantis. Look at her, man. No back to me. No back to your man. I am no man. Kodėl šiukšlinat aplinką? Kodėl jinai jums taip nusikalto? Ką jūs sau galvojat?